sveiki visi, pradedu tokias trumpas apžvalgas, altcoin'o apžvalgas, pabandysiu apžvelgti iš savo perspektyvos, kaip man atrodo, ar tai yra geras altcoinas ar blogas, surinksiu visus už ir prieš, komentaruose aišku galit mane papildyti. Sutikti su manim tikrai nebūtina, pirkti kažką, parduoti ar informuoti mane, kad žetonas blogas ar geras, taip pat nebūtina. Visa tai yra, tokiais pažintiniais tikslais, paaiškinti, pabandyti užvesti ant kelio galbūt, arba kaip tik, pabandyti įspėti apie kažkokius tai žetonus. Tai pirmą apžvalgą darau apie savo tokį mylimą žetoną, turbūt taip, nors įsimylėti žetonų tikrai negalima, bet apie tokį žetoną, į kurį dedu tikrai daug vilčių ir pabandysiu papasakoti, kodėl aš taip galvoju. Tai Linėja žetonas, ar ne taip senai pasirodęs rinkoje. Jeigu pažiūrėtumėm į jo kainą, tai net 80% yra nukritęs nuo savo startinės kainos, tikrai dugnuoja, market capas netgi mažiau negu 100 milijonų, kas kripto rinkoje tikrai yra labai, labai nedaug. Bet pradėkime nuo pradžių. Linėja save pozicionuoja kaip Ethereum'o, toks degintojas, turbūt pavadinkim tai. Vitalikas Buterinas džiaugiasi tokiu Layer 2 tinklu ant Ethereum blokų grandinės ir sako, kad jeigu tokia veikla užsimančių tinklų būtų daugiau, tai Etheris tikrai nieko prieš būtų, ar ne? Tai pagrindinis dalykas, kodėl jisai džiaugiasi tokiu tinklu, tai yra dėl to, kad tokio dvigubo deginimo ekosistema yra sukurta ir yra jų tokenomikoje prašyta. Kaip tai veikia? Jeigu mes pažiūrėtumėm pačioj docslinėja.build, rašoma, kad visi gas fees surinkti Linėjos tinkle, aišku, yra mokami ETH moneta, bet proporcijomis 20% yra deginamas Ethereumas ir 80% to pelno surinktoj verčiama yra į Linėją ir deginama Linėja. Tai, toks, sakykime, defliacinis mechanizmas sukurtas, kadangi pačių žetonų yra ribotas kiekis, jų, aišku, cirkuliuoja labai nedaug, dar 15 milijardų, o bendra cirkuliacija yra 72 milijardai. Tai rodo, kad dar atrakinamų žetonų yra labai, labai daug bus. Bet nepaisant to, mano įsitikinimu vertas šis žetonus todėl, kad už jo stovi tokia Coinsensus bendrovė, prieš 10 metų įkurta Josepho Lubino, amerikiečių blokų grandinė, ir už jos yra taip pat MetaMask piniginė, turbūt viena tokių seniausių, viena tokių dažniausiai naudojimų, bent jau anksčiau, ir tokia, gal netgi sakyčiau, labai atsilikusi buvo ta ilgą laiką piniginė, kai įvairios ten Trust Wallet ar kažkokios tai Rabi Wallet ir dar kitos labai stipriai išsiveržė į priekį. Tai, paskutiniu metu labai pastebima yra, kad su MetaMasku yra dirbama ir ta bendrovė yra labai ryžtingai nusiteikusi būtent 26 metais. Todėl, kad 26 metais padedant JP Morganui ir Goldman Sachs bus siekiama IPO. Tai reiškia, kas yra tas IPO? Tai IPO tai momentas, kai privati bendrovė pirmą kartą pasiūlo savo akcijas viešai biržoje. Tai iki IPO tai buvo tiesiog savininkai, steigėjai, fondai, darbuotojai, ar ne, turėjo vertę, ta įmonė turėjo tokią vertę. Po paskelbimo IPO tai visa rinka gali investuoti į tą bendrovę ir mano įsitikinimu, kad su būtent Linėja žetonu bus dar dirbama. Kol kas jisai naudos labai mažai turi, kaina dugnuoja, kaip matome, bet, turbūt ir pats tikslas yra mūsų, ar ne, nusipirkti kuo pigiau, ne kuo brangiau. Tai, toks IPO yra kapitalo pritraukimas, 100 milijonų ar apie netgi milijardus yra kalbama, neimant jokių paskolų, stiprinant balansą. Tai tokiai infrastruktūriniai bendrovė kaip Consensus, už jos yra dar ir Infura,
yra dar ir, kaip minėjau, MetaMaskas, yra ir dar keletas produktų. Galima čia pažvelgti, ką jie dar daro. Na, Infura tai yra tokia, na, galima sakyti, infrastruktūrinė platforma, būtent instituciniams naudotojams. Ir kalbos tokios eina, kad Linea būtent su Zero Knowledge technologija galėtų aptarnauti Wall Street'ą kažkada. Aišku, tai yra kol kas tik tai gandai. Bet, na, logiškai pagalvojus, Wall Street'as tikrai nemanau, kad sutiktų su viešom blokų grandinėm, kur visi galėtų matyti, kas ką daro. Tai tas Zero Knowledge blokų grandinės šiek tiek paslepia, ar ne, įvairius dalykus. Tai, na, nėra visiškai anonimiška, bet vis vien yra truputį netaip skaidru, kaip yra ant pačio Ethereum. Todėl būtent visą tą infrastruktūrą, suteikiant ir Linea, tas Layer 2 ant Ethereum, galėtų pasiūlyti būtent tokiam institucijom kaip, na, Wall Street'as ir panašios savo paslaugas. Tai toks, sakyčiau, vienas iš privalumų. Kitas, kad 26 metų pradžioje tikrai nuskambės Consensus su savo IPO ir surinks tikrai daug pinigų, net nebejoju to, ir tuo metu iki tol dar turėtų išeiti ir MetaMask žetonas. Ir aš taip įsivaizduoju, kad savo tokį bull runą Linea ekosistema turėtų turėti. Vėlgi tai yra mano toks manimas, norėjimas, kad tai būtų ar ne, bet nebūtinai tai bus. Čia, kaip matome, neva tai turi labai daug ir kūrėjų toje ekosistemai savo ir panašiai. Na, Linea iš kitos pusės yra labai nenaudingas žetonas. Tikrai negaliu sakyti, kad jį galima steikinti. Ne, jo negalima steikinti. Jį galima, mačiau, Bybito biržoje galima, na, tam tikrą prasme, ar ne, į likvidumo pūlą įnešti ir ten 0,8% gauti be poros, ar ne, tik tai vieną žetoną, 0,8% metinių palūkanų, tai tikrai yra labai mažai. Tai kol kas su tuo žetonu veikti tikrai nėra ką, ar ne, bet, na, kaip geroji praktika rodo kripto rinkoje, tai įvairūs tokie dalykai palaipsniui yra įdiegiami ir kažkada galbūt bus galima steiginti. Nors apie tai Consensus sako, kad, na, jis yra skirtas tiesiog kūrėjam atlyginti už jų darbą. Sunku pasakyti, kaip bus ateityje, bet aš manau, kad naudingumo šiam žetonui šiai dienai labai labai trūksta. Bet turint pinigų, turint noro, matant, kaip su MetaMasko piniginiai yra dirbama, aš manau, kad Linea sulauks savo laiko ir tikrai galėtų patriukšmauti kažkurio metu. Ką dar galima būtų pasakyti apie žetoną, kad, na, būtent tas MetaMasko žetonas, Linea žetonas, ar ne, tų žetonų vėl bus prileista netgi keletas ir na, tokia mada yra turbūt šiuo metu, kad kur yra instituciniai kažkokie už žetono, tai nieko gero nelauk, ar ne? Tarkim, imant Hyperliquid, Hype žetoną arba dar kažkokius panašius. Tokie smulkus prekeiviai kaip mes turbūt ieškome, kur nebūtų institucinių, na, bet čia toks išimtinis atvejis, sakyčiau, kur tikrai nežavi manęs ar ne, bet iš kitos pusės būtent ta institucija 26 metais sulaukusi, na, tokių rimtų injekcijų galėtų to žetono truputėlį užsiimti labiau. Nebūtinai taip nutiks, bet matant, kad kapitalizacija vos 100 milijonų, tai aš manau, kad rizika tikrai nėra labai didelė. Ką dar galima būtų su tuo žetonu nuveikti? Na, tai jeigu galvojate, kad kažkaip kaip jo pigiau truputėlį apsipirkti arba su juo kažką tai daugiau nuveikti, na, tai pagrindinės turbūt yra vietos, tai EtherX. Lagoon šitų net nežinau, esu išbandęs EtherX, Beef'e esu, bet iš esmės dar nėra labai daug vietų, kur galima būtų tą žetoną į likvidumo pūlus kažkokius padėti papildomai uždirbti. Arba pigiau nusipirkti, jeigu skaičiuojant, kaip tą žetoną įdarbinti ir pasinaudoti. Taigi, užėję į etherx.finance galima matyti, kad, na, likvidumo pūlose tikrai nėra dideli pinigai, 500 000, tai čia yra labai nedidelis kiekis, bet jeigu jūs įdėtumėt Linea ir Etherį, jeigu nebijotumėt ar ne, kad Linea dar labiau nuvertės, tai gautumėt tokias palūkanas, ar ne, ir aišku, tas
diapazonas nebūtų labai didelis prie tokių palūkanų, jau reikėtų padirbėti ties to. Bet apie likvidumo pūlus kažkuria pamokėlę tokią pabandysiu papasakot, kaip tai veikia. Galbūt kažkam gal net neįdomu tai, bet labai paprasta, labai nesudėtinga uždirbti, bet vieno tokio žetono, kad būtų į pūlą įdėti, tai tik tai mačiau, kaip minėjau, Bybite, o daugiau visur reikia poroje. Tai ir šiokia tokia rizika yra, ar ne, kad tas žetonas nuvertės arba poroje su kitu, nestabilia moneta su kitu aktyvu taip pat gali nuvertėti ir kitas. Bet tarkim, eteriui kylant, jeigu jūs tikite, ar ne, kad eteris galėtų parodyti kažkokį raumenėlį, ir linėjai kylant, ar ne, tai likvidumo pūlę galima būtų uždirbti ir papildomai beveik 300%. Aišku, tai procentai svyruojantis, bet tokiu būdu galima būtų išauginti, ar ne, tą vertę. Porų nėra labai daug, anksčiau gal šiek tiek daugiau buvo, dabar matau čia kai kurie TVL, jeigu yra maži, ar ne, 6000, 4000, tai ten neverta net žiūrėti. Tiesiog reikėtų pasirinkti pačius didžiausius pūlus, jeigu jūs tenai domina. Čia netgi galima dar gauti REX žetonus papildomai prie procentų. Aišku, čia 817% metinių palūkanų skamba tikrai per daug, ar ne, kad būtų teisybė. Tai kažkuriuo metu, kažkuriame diapazone galbūt ir galima tokius procentus gauti, bet tai paprastai yra gerokai sudėtingiau. O tie REX žetonai dabar, kaip matome, labai nedaug kainuoja. Ką dar galima būtų pasakyti apie Linėją, tai vienas iš tokių žetonų, kuris nepataikė su išleidimu, ar ne, tada, kada buvo tokie, sakykime, airdropas nusmukdė tą žetono kainą ir tuo pat metu ir atėjo mūsų toks laikas, kada bendrai imant visą kriptorinką suvažiavo žemyn. Tai mano įsitikinimu, tas žetonas dar savo bullruną turės. Aišku, atrakinimai, matome, kad yra šiek tiek daugiau dar to uždarbio, ar ne, centralizuotose finansuose. Binance duoda 1,58, Gate netgi duoda 4,52%. Jeigu nusipirkus laikyti, dar gal šiek tiek amortizuotų tą kritimą, ar ne. Vėlgi, ar yra blogų žetonų, mano įsitikinimu, jų iš vis nėra blogų, visi yra geri. Išskyrus tai, kad nežinome, kada jį nupirkti ir kada parduoti. Ar ne, yra tik tai blogas pirkimo laikas ir pardavimo laikas. O jeigu žvelgiant į ateitį, aš manau, kad pirkimas yra, prie 100 milijonų market cap'o yra tikrai visai neblogas variantas, nepaisant didelių atrakinimo ateityje. Dar truputėlį kas liūdina, tai socialiniai tinklai Linėjos. Sekėjų tikrai daug, atrodo 1,3 milijono, bet įrašai Linėjos yra tikrai labai mažai stebimi, vos 15 000, kaip matome, visiškai toks paraštėse, ar ne, tas žetonas, ta pati blokų grandinė, atrodo, kam jį dar reikalinga, kai tų L2 tinklų yra tiek daug, ar ne, tai berods virš 30 yra Layer 2 tinklų ant eterio, tai dar tokioj dideliai konkurencijoje Linėjai tikrai reikės kažką rodyti. Bet kaip minėjau, konsensus yra, vieni iš tų, kur galėtų tam žetonui tikrai suteikti kažkokių papildomų naudų ir iš tikrųjų daug nereikia, ar ne, kai tų naudų beveik nėra, tai suteikti tas naudas, manau, kad neužtruks labai ilgai. Ir tai turbūt tiek apie žetoną. Jeigu turite kokių klausimų, pakomentuokite, gal turite kokių pasiūlymų, kokį žetoną galėčiau užvelgti kitą kartą, mielai tą padarysiu. Iki kitų susitikimų.